Sveiki visi sugrįžę į Lithuanian Repo. Šiandien nersime į temą, kuri yra, tiesioginė to žodžio prasme, kiekvieno mūsų lėkštėje. Ar kada pagalvojate, kad pietų kepsnys planetai gali kenkti labiau nei visas automobilis? Pažiūrėkime, ką iš tikrųjų sako faktai. Gerai, taigi štai ir galvosūkis. Kasgi labiau teršia mūsų planetą? Iš vienos pusės turime automobilį, kuris mus kasdien vežioja, o iš kitos – paprastas, sultingas mėsainis. Dažniausiai pirštų bedėmė į ką? Aišku, kad į automobilius, gamyklas, visus tos rūkstančius kaminus. Ir tai nėra neteisinga, jie tikrai yra dideli teršėjai. Bet kas jeigu pasakyčiau, kad tikroji, gal net didesnė problema slypi visai kitur. Būtent mūsų lėkštėse. Gerai, pereikime prie skaičių. Įsivaizduokime visą pasaulio transportą. Taip, visus automobilius, sunkvežimius, lėktuvus, laivus. Visi kartu jie atsakingi už maždaug 14% šiltnamio efektą sukeliančių dujų. O dabar pasiruoškite gyvulininkystę. Patikėsite ar ne, bet gyvulių auginimas maistui išmeta net 18%. Taip, teisingai išgirdote, daugiau nei visas pasaulio transportas kartu paėmus. Tai tiesiog neįtikėtina, ar ne? Visa mėsos ir pieno pramonė teršia daugiau nei visi pasaulio automobiliai, lėktuvai ir laivai. Klausimas – kaip? Paslaptis slypi ne vien anglies dioksido. Reikia kalbėti apie kitas dujas, tokias superdujas, vadinamas metanu. Įsivaizduokite, kad jos planetą apgaubė kaip koks 86 kartus storesnis šiltas adijalas palyginus su CO2. Ir šiluma tiesiog neturi kur išeiti. Gerai, bet iš kur tas metanas atsiranda žemės ūkyje? Pažiūrėkime į pagrindinius šaltinius. Didžiausias kaltininkas čia, vadinamas tokių sudėtingų terminų, žarnyno fermentacija. Bet žinote, kas tai iš tikrųjų? Tai karvių atsirūgimai. Taip, paprasčiausi atsirūgimai. Bet palaukite, tai dar ne viskas. Metanas yra tik viena problemos dalis. Yra dar viena kaina, kurią mokame. Ir ji matuojama ne pinigais, o mūsų planetos Žemė. Pagalvokime kartu, kokia dalis visos pasaulio žemės ūkio paskirties žemės yra skirta gyvuliams. Gal pusė, gal kiek daugiau? Atsakymas, tiesą sakant, yra tiesiog pribloškiantis. 80%. Įsivaizduokite, 80% visos žemės ūkio paskirties žemės planetoje yra naudojama arba kaip ganyklos gyvuliams, arba tam, kad būtų auginami pašarai tiems patiems gyvuliams. Tiesiog milžiniški plotai. Ir žinoma, toks milžiniškas žemės poreikis turi pasekmių. Tai viena pagrindinių miškų naikinimo priežasčių. Kas 6 sekundės, tik įsiklausykite, kas 6 sekundės pasaulyje iškertamas futbolo aikštės dydžio miško plotas. Dažniausiai ganykloms. Ir kad būtų lengviau įsivaizduoti mastelį. Štai vaizdas. Tai, ką matote, nėra miestas. Tai net ne miestelis. Tai vienintelė pramoninė galvijų ferma. Gerai, tai ką mes turime? Turime superdujas, kurios šildo planetą. Turime milžinišką žemės plotų naudojimą. Atrodo gana niūriai, ar ne? Bet yra ir geroji dalis. Yra sprendimas. Ir žinote, kas geriausia? Tas sprendimas yra daug arčiau nei manome. Čia labai tinka vienos šefės mintis. Nereikia grupelės žmonių, kurie viską darytų tobulai. Reikia milijonų, kurie darytų netobulai. Kiekvienas mažas žingsnis yra svarbus. Tai kokie tie žingsneliai? Štai 5 labai paprasti principai. Pirmiausia, rinktis tai, kas vietinė ir sezoninė. Antra, daugiau augalų, mažiau mėsos. Trečia, jei jau renkamės gyvūninius produktus, tegu jie būna iš tvarių ūkių. Ketvirta, ekologija. Ir 5, bet turbūt vienos svarbiausio, nešvaistyti maisto. Štai pavyzdžiui, visai konkretus tikslas. Ekspertai sako, kad jei raudonos mėsos suvartotume mažiau nei 350 gramų per savaitę, tai jau būtų didžiulis pokyčiai ir ne tik planetai, bet ir pačių sveikatai. Ir čia svarbiausia prisiminti tą bendrą jėgą. Maži pokyčiai, kurios daro daugybė žmonių, virsta milžinišku rezultatu. Kaip yra pasakyta, kai valgai mėsainį, valgai ne tik karvę. Tu valgai Amazonę, tu valgai žemę. Stiprus žodžiai, ar ne? Tai pabaigai klausimas pamąstymai. Apie kokį vieną, kad ir patį mažiausią pokytį savo lėkštėje būtų galima pagalvoti jau šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi buvo apie ką pagalvoti. Jei norite ir toliau kartu su manim aiškintis sudėtingas temas ir atrasti netikėtas istorijas, būtinai sekite Lithuanian Repo. Iki greito.